mačiau tavo pirmosius video. Aš matau ten vaikį, kuris daro YouTube kontentą, bet prieš save jau matau bičą, kuris daro verslą. Tik turėjome 8 klientus pirmus. 11 klasėje pradėjau savo videografijos tą erą, mano pats pirmas toks freelancinimas, pirmi pinigai, pirmas own business, pirmi klientai. Vos per 2 metus nuo 0 iki 80 tūkstančių sekėjų pasiekė YouTube, dabar jau yra netoli 100 tūkstančių. Kur manai tavo manimu slypi sėkmė? Autentiškumas, disciplina, reikia daug, labai daug ir ilgą laiką nematant jokių rezultatų. Kas tave įkvėpė tą daryti? Vis laik tas svajonė kažkaip buvo, atėjo covidas ir dingo visi klientai. Ir aš toks, tai ką daryt? Gal čia vlogą kokį padaryti YouTube'gi norėjau ir aš tada su dronu skaičiau, galvoju, why not? Ir man buvo rutina, atsikeliu, filmuoju video, baigiu montuoju video. Tai aš man atrodo, taip 2 metus grindinau YouTube'ai, kas 2 dienas praktiškai pavidega, ta prasme. Tu metėjai universitetą. Lemba, man tiesiog nelimpa. What? Yra kažkoks kitas kelias, ta prasme, nėra tiesiog juoda balta, kad įstoji ar neįstoji. Aš gal paskambinsiu tėčiui ir jam gyvai, prieš kamerą pasakysiu, sveikas, mečiau mokslus. Paskambinau pasakyti, kad mečiau mokslus. Ta prasme. Video užsikatina tuo momentu. Bet kas buvo toliau, koks ten pokalbis buvo su tėčiu, jis nebuvo toks gražus, kokį norėčiau ten publikuoti į viešumą. Ten buvo biškai ir jautru, ten buvo ir liūdna. Ir užtruko šitą pakankamai laiko, kol tėtis pagaliau pradėjo suprasti. Vienam savo video esi sakęs, aš irgi noriu būti rich. Pinigai yra kaip kuras automobilį. Ir tau jie nenupirks draugysčių, tau jie nenupirks vertybių, tau jie nenupirks santykių ir šeimos. Bet aš žiauriai pamėgau tiesiog visą šitą žaidimą. Nu kaip cool. Chebra, man šiandien 24! Bet tau sakai yra 24. Jo. O tu jau turi žmoną, Kamilę. Kaip nusprendai susituokti tokiam jaunam amžiui? Iš tikrųjų viskas iš nuojautos ir iš širdies balso ateina. Nes vienam gyventi yra lengva. Kaip tapti viral? Turėjai socialinių tinklų pranešimo loginę, bet kodėl vieni sulaukia sėkmės, o kiti ne? Kartais tiesiog reikia 100 kartų kažką padaryti, kad gautus kažkoks rezultatas. Tai tiesiog nesustot daryti, nesustot bandyti kažką patobulinti, bet yra labai daug žmonių, kurie nei charizmatiški, nei autentiški, nei ką, bet jie tiesiog dirbo, kai kiti nedirba.